savaitgalį privalgiau keptų bulvių. Ir kaip dabar su tuo tvarkausi? Pirmasis dalykas, aš savęs nebaudžiu ir nesmerkiu, nes aš tokį nutrūkimą planuoju vieną kartą per savaitę. Ir jeigu su draugais norime palūšėje išsivirti bulvių aliejuje, tai tą ir darome. Po to techniškai kaip su tuo tvarkausi. Aš tikiu, kad jeigu sekančią dieną arba 2 dienas po to planuoji labai smarkiai spausti savo mitybą arba labai smarkiai treniruotis, daryti labai daug kardio, kad kuo daugiau kalorijų sudeginti, tada bus didelė tikimybė, kad po to suplanuoto nutrūkimo bus dar ir nesuplanuotas nutrūkimas. Tai yra, kad kažkurioje vietoje save perspausi ir po to vėl nutrūksi. Tai ką aš darau po tokio savaitgalio, tai pirmadienį tik šiek tiek sumažinu angliavandenių vartojimą, bet nemažinu baltymų, kiaušinių, mėsos, žuvies, varškės, graikiško jogurto, baltyminių kokteilių vartojimo. Tada pirmadienį taip pat darau sunkesnę jėgos treniruotę. Tai yra ta treniruotė, kurioje keliu didesnius svorius, tai būna arba kojos, arba nugara. Ir dar vienas punktas, tada padarau ekstra kardio, bet tai ekstra 20 minučių ir tai nėra didelis tempas. Tai taip nuosaikiai tvarkausi su savo nutrūkimais, nes aš tikiu, kad agresyvus savęs baudimas priveda prie po to sekančių neplanuotų nutrūkimų. Jeigu jums patinka arba jūs jaučiate, kad jums yra naudingas mano kuriamas turinys, tai dar daugiau atviresnės, asmeniškesnės informacijos yra mano Contribui platformoje. Ten kiekvienas žiūrovas turi galimybę užduoti man asmeninį klausimą ir gauti mano asmeninį atsakymą arba raštu, arba video formatu. Ir tokiu būdu aš pasidalinu savo žiniomis ir savo patirtimi. Jei norite, jūs taip pat galite užsakyti mano sudarytą treniruočių programą, kurią sudarinėju pagal jūsų užpildytą klausimyną, pagal jūsų tikslus, pagal jūsų sveikatos būklę, pagal įrangą, kurią jūs turite savo treniruotėms, pagal treniruočių stažą ir pagal jūsų nuotraukas, pagal tai, kaip jūs atrodote. Todėl tai gaunasi grynai asmeninė programa arba mitybos planą, kurį taip pat sudarinėju remdamasis jūsų atsakytų klausimynų ir žinodamas jūsų tikslus, jūsų sveikatos būklę, jūsų dienos režimą, maisto tolerancijas arba netolerancijas ir taip pat matydamas jūsų nuotraukas, kurios padeda man įvertinti, kiek raumenų, kiek riebalų jūs turite, kiek optimalu būtų numesti arba priaugti, ką galėtumėte padaryti tam, kad kuo geriau, kuo gražiau atrodytumėte. O dabar dar kartą ačiū už tai, kad pažiūrėjote šį video. Prašau, nepamirškite paspausti like ir prenumeruoti mano kanalą.